Šiandien mes turime jaukų pokalbį su mūsų Kauno Grūdų ambasadorė Gabrielė, triatlonininkė. Kiek tu metų propaguoji šio sporto? Triatloną 6 metus. Triatlone labiausiai lemia charakteris tavo, žinai, užsispyrimas, tas proto jungimas ar fizinės savybės? Daug labai duoda psichologija dėl to, kad ir treniruočių krūviai yra dideli, ypač kalbant apie jau profesionalesnį lygį. Tikrai būna 20 ir daugiau valandų per savaitę, tai tam reikia ir nusiteikimo, ir disciplinos. Labai nekantrauju aš atsisėsti ant tavo šito gražaus dviračio. Tinkantis marškinėliai būtų tavo sportui. Daug maisto prasideda iki kišenytės. Būna net netelpa. Va, tau būtinai reikės su šitu važiuoti. Energijos šaltinis. Bet neužtektų vieną batonėlę tau. Valandai gal užtektų. Mums labai smagu palaikyti sportininkus. Ką tau reiškia kaip sportininkai palaikymas Kauno Grūdų? Labai svarbu visų pirma psichologiškai, kad žinotų, kad kažkas tiki, kad kažkas palaiko. Ir taip pat triatlone jau siekiant aukštesnių rezultatų vienam sudėtinga, nes reikia daug įvairių išteklių. Tikrai Kauno Grūdai labai padeda. Mums labai džiugu tave vadinti Kauno Grūdų ambasadorė. Kaip tau toks pavadinimas skamba? Labai džiugu, iš tikrųjų, tokį suteikia statusą, kas irgi psichologiškai labai smagu. Treniruojasi ne tik dėl savęs, bet ir žinau, kad noriu padaryti dėl tų, kurie manim tiki, tai labai malonu.